Monbazoo, tačiau Roblox'e. Šitą žaidimą ir nueisime išbandysime šiandien. Buvau išbandęs My Summer Carą Roblox'e, ten žaidimas tikrai buvo neblogas, netgi geras sakyčiau. Tai šiandien mes išbandysime Monbazoo per Roblox'ą. Buvo keletą variantų žaidimo, tačiau pasirinkau patį populiariausią, kuris buvo. Ok, tiesiog spaudžiu play, nieko daugiau ir nėra. Nu gerai, kol kas dar nelabai galiu ką daug sakyti, tačiau iš pačios išvaizdos sakyčiau, kol kas My Summer Caro Roblox'o versija tikrai laimi. Turime telefoną. Opa. Atėjo kažkoks dar žmogus. Ok, čia mūsų namukas. Nu, ganėtinai panašiai, tik tais biškiai iš kitos pusės jisai įdėjo, aišku. Iš mašiniukų turime mūsų bemsiuką. O, žiūrėsi, dar gyvas padaras yra. Iš karto naktis, okei. Ei, mano bemsas. Normaliai pakūrė. Aš tada kas čia tam Forde? Oho. Dar elektrinis Fordukas. O, dieve, nematau nieko. Kas čia per? Netgi Sugar Shack'ą įdėjo. Kas čia kūrenasi? Kažką mes čia verdam, ką mes verdam, neįsivaizduoju. Tikiuosi kažkas legalaus. Aišku, džipuką įdėjo normalų tokį. Nu, matau, labai nesiplėtė pats mapas. Čia iš karto Sugar Shack'as, kas čia iš karto kažkoks junkyardas manęs laukia. Čia tai iš viso iš My Summer Caro mašiniukas. Kas čia? Turime kokį mes čia Optima Prime dar. Bet čia matau šitas atrodo toksai. Tokios neprisimenu, kad per Monbazoo būtų. Bet tarkim, mano antrasis draugelis dingo. Sakyčiau, Summer Caras tikrai ten labiau pasistengė, tikrai geresnį padarė. Aš kaip suprantu, čia yra tiesiog dizainas padarytas pagal Monbazoo. Tačiau jame mes čia nieko daryti kaip ir negalime. Yra bugis dar. O, tu dieve. Čia daug kas vyksta, aš nieko nesuprantu, galbūt tiesiog. Na, okei, šitas tai iš vis čia. O, tu dieve. Aš čia vos ne visą mapą iš karto matau, tai pasižiūrėjęs. Kažkaip nesu labai nustebęs, kad šitas žaidimas turi 0 žaidžiančių žmonių. Manau, patys viską matote, žaidimas tikrai čia, nu, ne kažką. Nueisiu dar pabandyti keletą kitų, kurių yra Monbazoo taipogi žaidimų. Galbūt ten kažkas bus geriau. Nu, čia grafikos jau biški geresnės negu praeitam, tačiau mes, garažas įdomiai atrodo, prie kurios Čia FPS-ai, tai kaip matau, tiesiog tiesiog neegzistuoja čia toks dalykas. Kas tik tais man labai patinka, kad matau tiesiog ginklą sukantį pas save namuose ir inventoriuje aš turiu pistoletą kažkodėl, nu. Ok, pažiūrėsime. Kas labai domina, tai man tik tais garažas. Kažkaip nelabai prisimenu, kad per Monbazoo mes Lamborghini čia, Bugatti turėtumėm. Galiu aš kažinį iš vis įsėst? Galiu. Kas čia? Kūrėjas protingai padarė. Įdėjo Bugatti papačią, kurio neįmanoma net išvaryti. Čia matau prie medžių irgi kažkaip aš prieiti negaliu. Aš iš vis prie čia negaliu eiti. Ok. Nu, matau mapas irgi. Toksai tiesiog kvadratas padarytas, tik tais dar ten miestą beros matau. Gal tiesiog paimu šitą pick-upą ir važiuojame, ką mes šitą keliuką turime. Ar čia dar įsai NPC įdėjo? O, tu dieve. Čia mes turime kažkokį amigo, ką iš čia. Nieko nedariau. Sorry. Čia degalinė tipo. Čia tiesiog kažkoks namas. Man tik įdomu, kas žaidžia tokius žaidimus, ar kažkas ateina žaisti. Nu, pagal žaidimų kiekį mačiau, kad ten 0 žaidžia, tai manau suprantama dėl ko. Nu, šitas žaidimas irgi kol kas irgi tiesiog ne kažką. Gerai, nueisiu paskutinį. Dar yra vienas, iš viso yra 3 žaidimai Monbazoo. Nueisiu paskutinį, nu ir tikiuosi jau paskutinis bus bent kažkiek žaidžiamas. O, jau nuotrauką bent įdėjau iš Monbazoo. Nu, šiaip namukas, realiai beveik panašus į tą. O, vaikščiojimas, aišku, toksai biški, nežinau, ar aš čia po kažkokio labai tokio intensyvaus vakaro ir atrodo šiek kažkoks metro, nežinau, 30, aš čia vos duris pasiekiu, tarkim. Aha. Pastebėjau, kad kiekvienas žaidimas turi kažką savo dadėti. Šitas žaidimas namuką normaliai kaip ir padarė, tačiau kas čia darosi, aš neįsivaizduoju. Čia iš viso aš nieko net nei mašinoje atsisės negaliu, aišku. Nu, sakyčiau, ganėtinai 1:1 prie tikrojo Monbazoo. O ką, amigos, tiek šitam vidosui. Nuėjau išbandyti Monbazoo, bet per Robloxą. Kaip matote, nu, tikrai linkėtina
geriausio. Su Maisa Markaru niekaip, nu, Maisa Markaras tikrai ten kažkas tokio palyginus su šitais žaidimais. O ką, šitam video tiek ir tada kaip visada susitiksime naujame videose.